Kai namas beveik baigtas ir orai yra vis dar puikus, metas pagalvoti apie terasas aplink namą. Ir aš atvykau į Anykščius LTF grupę, LTF grupės padalinį LTF gamybą, kur netrukus pamatysiu savo būsimos terasos lentas. Visa mūsų produkcija yra laikoma po obliavimo šitoje patalpoje, kad būtų apsaugota nuo aplinkos poveikio, nuo saulės, nuo lietaus. Taip pat ji bus įvelkama į plėveles su mūsų logotipais ir siunčiama mūsų klientams, kurie yra Visam pasauliu. Tai skaitant Australiją, Indiją, Ameriką bei tam tikras Europos šalis. Kadangi turime jau daug patirties kitose šalise, tai lygiai taip pat pasiūlome ir Lietuvos rinkai. Visa mediena, kurią mes matome, yra sertifikuota. Ką reiškia sertifikuota? Sertifikuota, kad yra užauginta visa legali mediena. Lietuvos rinkai mes irgi siūlome tik skandinavišką produkciją iš skandinaviškos medienos rūšių. Skandinaviška skamba iškart kaip kokybės ženklas, nes tai visas regionas kaip kokybė. Tomai, man nuojauta kužda, kad čia šitas medis keliaus kažkur į Dzūkiją prie Merkinės. Absoliučiai esi teisus. Ši mediena paruošta būtent Dzūkijos regionui. Ir jinai jau yra impregnuota? Ši produkcija yra impregnuota, bet Vytarai reikia nepamiršti, jeigu norite išlaikyti atitinkamai kuo ilgesnę šios tarnybos amžių, ją vis tiek kaip ir moterį reikia prižiūrėti. Man visada būna gaila, kai kažką iš medienos darai ir lieka tų galų visokių, kurie realiai nebenaudojami. Vertiname pagal žmogaus poreikį, atrenkame būtent nuo 3 metrų, 2,4 metrų iki maksimaliai 5,4, kad jisai kuo labiau liktų patenkintas, sutaupydamas tam tikrą biudžetą, turėdamas nuostabią terasą. Jūsų spalva pakuočių matau tokia žalia, LTF Group, ką reiškia šis pavadinimas? Tai yra mūsų įmonės pavadinimas, žalia spalva, reiškia tai, kad mes esame viskuom žali, tarkim nuo gamybos iki klientui pateikimo medžiagos. Realiai po gamybos mes turime iš tikrųjų daug visokių atliekų, bet mes jų taip nepaleidžiam, tai yra pjuvenos, iš kurių gaminame mes granulės. Tai reiškia, kad mūsų įmonė nuo gamybos atvežimo žaliavos iki jau realizuoto produkto mes turime ir produktą, tai išobliuotą gaminį, bei atitinkamai nuo išobliuoto gaminio atitinkamai dar vieną produkciją, kurią galim patiekti, tai yra granulės, kuriomis šildosi Lietuva. Tam reikia daug žinių ir patirties. Tai realiai per tą laiką mes supratome savo klientų, žmonių poreikius ir stengiamės juos įgyvendinti.